Berniukas mano. Labą dieną. Berniukas. O, Jūsai, kaip tu mane nustebinai? Useli, su ko tu kalbėjai? Belė. Ta prasme. Su tais dviem, kurių visada buvom. Su mėlynais megztiniais. Ai, tie žvėris yra. Tie tai maladėts, jo. Nuotaika pagerėjo tik tai po tavo voiso, kad... Šita nacionalinė, sako, yra... Pabiručių. Neregistruojami. Pabiručių. Neregistruojami, jo, tai ten sako jau... Va čia kalbinom, žinai, žmonės, sako, jau ten pažengę važiuoja dažniausiai žmonės. Be laikų jie važiuoja? Laiku. Nu, mano mocas gražesnis. Nu, Ūsai, nu. O tai kažkur reikia pasakyti, kad nacionalinį Tai perinam. kai registruosis, eisime tada ten permės. O registruotis kada eisim? Tai dabar galėsim. Su šalmais į ten? Tai varom su mocais, ar ne? Jo, reikia šalmą. A jau priduot mocus? Nu, tai priduosi mocus iš karto. Ką tu Šalmo reikia? Ką? Man tai atsibūs. Nesusikalbam. Ką varom Ūsas? Jeigu išikurs mocai varom. Ai ne, seni. Pompą pasiėmei? Jo. Kiek pas tave? Vienetai. 0,8, 0,6. Kas taip sakė? Visi. Nepavažiuosim, sako, su vienetu. Nu, ta prasme, mes ar taip nepavažiuosim, bet gerai. Man padarys ar mane pamokys? Ne, tu tikrai pats pasidarysi. Pamokysi kaip? Pas mane čia nulis iš vis. Suk. O, žiūrėk, net nereikia, tada pūst reikia. O tai kodėl jis mane išsileido? Nu, tiek Gerai, dėkit su tiek, žinai. Kaip faršą. 0,5 man faršas, žinai. 800 gramų, gerai? Nu, gerai, žiūrėk. Nieka nesu sakęs, kad ne. Aš irgi. Kur čia enduro ta trasa yra? Tai va, čia enduro testas po kai. Čia šitas enduro testas? Jo. Nu, Ten šitą... pažiūrėk, kur tie 3 ar kiek ten tų rastelių. Kaip Ne, tai tokį tai dar pervažiuosiu, žinok. Bet ten toliau, iš kitos pusės, pažiūrėk, iš šitos pusės, tai čia, iš šitos pusės atvažiuoji. Iš kitos pusės atvažiuoja? Jo. Nebenoriu aš. Jie tai reikia pasimokinti tą vienetą kelt, nes aš čia nieko nepravažiuosiu, žinok. Ne, nu pervažiuosim. Kažkaip gal. Aš ir taip sakau. Ai, nežiūrim, tiesiog dėsim, gal šakė suveiks praspjaus, nežinau. Visur žolė nupjauta, vienas lopas, kur nenupjautas ir tu tose lopose va sėdi. Masą grinai pastačiau. Sakau, visur. Biti. Mes norėtume perėti nacionalinę grupę. C esam. C ir nesit... Ką pasakyti, skaičių? 8, 9. Ai, šito tai nežinau. 5 tavo, 8, 9, 9. A, jo, tiksliai, 8, 9, 9. Kok tu nežinai? Jo, 5, 3, 5. 5, 3, 5 tai. Ai, Nepykit jūs. Jo, nepykit. Mums sunku ir taip. Kodėl tu be manęs mokinies? Nes aš tave dėsiu į pavėsį. Aš nuleisiu tau padangas tikrai. Nu, jis jau derina čia. Seni. Su manim nesidalina nieko. Sveiki. Blemba, aš nežinau, kaip reikia. Aš manau, jas vis tiek išdaužys, padarys taką. Nu, kažkiek. Aš neįsivaizduoju. Šiaip turėtų suveikti važiuoklį, užkelt ratą turėtų. Sakai? Nu, tai sakė, iki pusės rato, tipo, amortikas suveikia. Aukščiau gaunu. Ne, viskas gerai. Chicken line'as yra. Ne, mes čia važiuojam. Bandysim čia, Ja. Kiek ratų, 2 ratai, ne, man atrodo? Man tai, antrą ratą, kai darysim, čia prašaunam. Tai aš pagalvoju apie pirmą, kai dabaigt man. Seni. Tu apie antrą jau pradedi. Ir čia varom. Who the fuck is that? Pažymė detalės, kad nekeistum. Detalės, kad nekeist?
Nu jo. Nuostat. Labą dieną. Labą. Gerai, nacionalinį tai vėliau paklausiu. Nu čia, pasistatykit biškį. Ir pasistatyk prie 132. Gerai. Sveikas, Mantai. Ne? Labą dieną. Labą dieną, reikia. Labą dieną. Labą dieną. Šiandien esam kur? Kalvarijos moto trasui. Kalvarijos Motokroso trasui. Kalvarijos motokroso trasai. Mėnesį laiko turėjom pertraukėlę. Bet mes intensyviai treniravomės. Intensyviai treniravomės, Kartą į savaitę. kartą į Ne savaitę kiekvieną. ir daugiau tvarkės motociklai negu važiavom. Usas daugiau važiavo, Aš tu žymiai ruošiausi. daugiau važinėjai. Aš normaliai ruošiuosi, žinai, aš neužsiemu, aš vaikų žaidimais. Jo, tai Usas daugiau tikrai važiavo. Aš nuvežiau ratus keist, nu tai savaitę man ten montuoja ratus. Tai va, aš tokiam 2 savaitės vos ne. Nu, terminai dideli, tai aš žymiai mažiau ruošiausi, Usas daugiau. Taigi buvom apeit biškį trasą. Kaip vertini trasą? Nu, turėjom audrą šią naktį. Tai trasa yra daug kur išplauta. Einant peškom pilnai skęsta kojas. Nu, pilnai, tai mes turbūt būsim paleidžiami ne vieni pirmųjų kokiam vidury. Nu, tai jau ta trasa bus tikrai išmalta. Didžiausios baimės, iki dabar, kur stresavom visą savaitę, tai enduro trasos mes bijom, kur reikia mušti per sankabą ir pakelti vienetuką, kad peršokti rastukus ar padangas. Įveikinėt kliūtis. Jo, įveikinėt kliūtis. Nedarėmės. Ne, tai tu tai įsimokinai. Tu kažkiek pasibandėjai, bent išmokai. Bandžiau, jo, išeina pakeltą vienetą, bet... Jo, bet Pakelti tik tais, bet nevažiuoti. Tai... Bet vėlgi, ne visada, kai norisi, tai toksai, bet jo, Nu, pagrindas bet jau principą, kažkoks yra, kažkokį principą paėmė. Jo. Jo, tai aš dar, Usas jau biškį principą turi. Aš bent čia, kur va, už mūsų tokias pamatėm, tai toks vaizdas, kad nu, turėčiau kalti iš amortiko, tai gal pralys. Nu, nežinau, žiūrėsim, jeigu ką chicken, kaip ten vadinasi tokia. Chicken pervažiumas, turbūt, Jo. nežinau. Nežinau, bandysim įveikinėti, jeigu ne, nu... Chicken cutas. Jo, Chicken cutas. Tai jeigu ką chicken cutą. Bandysim maksimaliai viską, ką duoda trasa, o paskui kaip duos Dievas, taip duos. Dar turėjom iššūkį tokį, tai dėl šių motociklų, užsiregistravom C pradedantieji, tačiau turim atitikti techninius reikalavimus, netitinkam, bet viskas gražiai išsisprendė, perkelė į nacionalinę grupę. Jo. Ir Stresą. ten, jo, gali važiuoti, nu, net neregistruoti emocijų, tai kas yra gerai, nes jo, buvo stresai, o pasiskaitėm nuostatus tik dieną prieš tai. Tai tos toksai, jo, čia neturim numerių, čia trūksta technikinio, trūksta draudimo, dar pasirodo padanga nėra legal pas mane priekinė. Ir toksai. Nu jo, mes kažkaip registruodami galvom, kad čia tas pats kaip cross country, nu vis tiek enduro tenais irgi. Jo. Ir mes, Kad panašiai labai. jo, mes kaip užsiregistravom, čia 4 dieną registravomės, tai 2 dienas prieš, tai atsiuntė tą reglamentą, bet atsiuntė 2 lapų ir ten tuščia buvo. Paskui tu radai tą tokį pilną kažkokį Jo, reglamentą. yra nuostata ir yra papildomi, tai tu skaitynų papildomus, man atrodo. Jo, tai vakar Jo. susidėjo moco susikrovė, jau tipo, kaip reikėtų eiti miegot. Ir Usas atsiunčia žinutę, kad reikia turėti registruotus numerius, reikia turėti draudimus, technikinės perė, road legal padangos, stopus. Tai Usas tai turi stopą, numeris užregistruota ir tai pas mane kaime net neatvežiau. Tai neturiu. Tai neturi. Paskui aš tai net neregistruotas mano motociklas dar, numeriai neišimti. Tai apsidraudžiu ant vino kodo. Tai bandėm tokių daugiau priartinti tą realybę, ko jie nori. Bet paskui Usas atvažiavo žymiai anksčiau už mane šiandien. Tai ateina iš jo voice'as, kad nacionalinė kažkokią grupę permetė, kur visų reglamento nebereikia. Jo. Tai viskas, nurimo širdis ir mes tiesiog... Žinoma, jau varžysime su rimtais bachūrais. Nu, tiek ir varžysimės. Dar C pradedantieji gal ten ir galėtume konkuruoti, bet čia nacionalinė, kaip sakiau, ten visi jau Nu, tai pažengę važiuoja. Palyginti reikės nebent. Nu, palyginsim, jo, žiūrėsim. Trasa, nu, manau, mums visos trasos sunkios. O čia ta endūrinė tokia, Motokroso trasa irgi čia kalnai žiaurūs, geruliai. tai manau, kad Šuolių nebus iš mūsų pusės, nu bent jau iš mano. Turbūt nebus. turbūt nebus. Ja. Nes kaip visada, mes kaip irgi kiek dabar trasų esam važiavę, 1 valandą mums ir dilbiai miršta ir nesivažiuoja ir mes po valandos ar 2 tik tai pradam įsivažiuoti. Ja. Tai mes galim... Bet jau būnam pavargę. Jo, jau būnam pavargę. Tai po varžybų, tai turbūt po varžybų, kai viskas baigsis, tada mes tik pradėsim tempą savo gaudyti. Nu, pas mus labai ilgas tas tempas. Įsivažiavimas, bet manau, kad gal dilbiai šį kartą, nu taip prognozuoju, kad dilbiai gal taip nesproks, bet dėl to nesproks, nes labai daug kur motus numesim. Reikės tikrai užklimsim, reikės tikrai kelti. Slys, ne? Slys, tai manau, kad per kitą vietą atsimsim, nu tikrai, tikrai paprakaituosim. Kokią poziciją paimsi iš... Jeigu yra 30 žmonių, tai kelintam manoju. Tam čia yra tik 30 ir 29, jeigu ką tai.
Tai 29. Čia. Mano, Tai tada aš ne tik- tik atvažiuot, bet ir mantelį dėti. Jo. Paliesi. Jo, mes didžiausi Ne tik priešai. draugelį. Mes priešai didžiausi viens kitam esam. Tai, jo, tai aš tikiuosi 29 paimt, kad Usas 30 paimtų. Ar čia tokią naujovę turim, ko nesam susidūrę, tai čia kažkaip sakė, mums reikės laikus žinėtis, laikus spėti, patiems rašytis laikus, kad spėti nuo vieno etapo iki kito kažkaip. Tai čia briefingė biškai labiau suprasim gal, važiuos ant kelio, bet nes ten mačiau daug kas lapukus rašinėjasi kažkaip. Ja, ja. Ir kaip supratau, 4 ratai bus. Tai 5 km yra MX trasos iššūkis, ne? Paskui 5 km yra enduro iššūkis ir paskui 20 km kažkaip važiavimas. Ar čia bendras važiavimas? Nesupratau. Bendras berods 20 gal, nu, pamatysim, jis. Ar čia tiesiog gaunasi, kad tu tos 10 pravažiuoji MX to ir tada kitas ratas ir... Dar turi būti apvažiavimas kažkoks. Arba apvažiavimas. Jo, tai eilinį kartą nieks neaišku mums, kaip ir su reglamentu tiesiog. Paskutinę dieną viskų duomimės. Ką su motociklais, su patvarkiam, tvarkiai kažką upgrade'inai, įsidareisi. Naujos rankų apsaugos. Trečias jau, ne? Dėjau, jo, jau trečias. Kūlerį įsidėjau. Nu, tai šakių remontas tas buvo, dėl ko praeitą kartą nevažiavau. Nu, ne tik dėl to, bet... Mano tik major update'as, kad aš iš... Nu, čia failinau irgi labai stipriai. Kažkaip buvau įsitikinęs, kad pas manęs mausai, nuvažiavau permontuoti, tai gale rado mausą. Ir jisai geras, o priekinę padangą gavau, kad pradurta. Tai variau, kad abudu su kamerinės įdėtų kameras. Tiek pirmieji, tai gale. Tai galiausiai gražino man tą seną kamerą, kuri nekiaura, tiesiog reikėjo pasitikrinti, prisipūs padangą tiesiog man. Pasiekoje turbūt net nereikėjo keisti, reikėjo važiuoti ir tiesiog pūstis padangas, nes daug kas sako, net su mausu, tiesiog važiuok, kam tu kamerą dedi. Tai net nežinau, bet vat, dabar nuėjom irgi pasiklausinėjom, patarė biškį su oro slėgiais. Tai kokį ten 0,8 priekis, ne, mums pasakė? Jo, kadangi purvynas, slidu bus, tai jo, biškį susimažinti, tai priekį 0,8. Jo, tai 0,8, galas 0,6 dėlim. Jo, 0,6 galas. Tai priekis 0,8, o galas 0,6. Tai tokie kaip ekspertai, jau čia mums labai rūpi. Jau suprantam. Jau suprantam, tai tipo, jo, ale mums čia jausis, nei ten turbūt jausis, nei ką ten. Kaip, ar taip, ar tu 0,6 ar nuo vieno to krisi, žinai, nu toks. Nu, ja. Tai, bet, vat, pasiklausinėjom, bandom pritraukti kuo geriau. Tai ką, jaučiu, susitiksim trasoje, ne? Jo, tai ką, einam į briefingą, ruošiamės ir Jau. susimatysim purvynę. Turbūt vis tiek ne kartu važiuosim atskirai paleidinės tą laiką mūsų. Jo. Jo, tai susimatom po varžybų. Cold wind rising, Fire in the sky. calling me home through the fire and snow. Voices of a north in the cold wind blow. Shadows in the night, but the stars still glow. If I fall tonight, let the whole world know. Calling me home where the old gods stand. Through the storm and the blood red sand, the sky falls down and the rivers run slow. Ships sail, cold in the lungs when the night. The frost where the brave don't fail. Every scar got a story to tell. Drums in the dark when the war horns cry. Storm in the chest like the northern sky. If I walk through fire, I don't ask why. Kings rise, but the legends never die. I don't run when the thunder crack. Stand my ground when the wolves attack. Whole world cold, but I build like stone. If the crown fall down, I'll take that throne. Calling me home through the fire and snow. Voices of the north in the cold wind blow. Shadows in the night, but the stars still glow. If I fall tonight, let the whole world know. Calling me home where the old gods stand. Through the storm and the blood red sand, the sky falls down and the rivers run slow. Hear my name in the winter snow. Labą dieną. Sveiki atvykę į Lietuvos enduro čempionato pirmąjį etapą. Šiandien turim birželio 6 dieną. Esame Kalvarijos MX trasoje. Nu, nepilnai trasoje, kai kur tiesiog naudojam, važiuojam tos trasos dalyse, naudojam tam tikrus trasos elementus, bet visos varžybos vyksta ne pačioje MX trasoje,
jos apylinkėse ir tiesiog kur susiduriam su pačia trasa. Taigi prieš jūsų akis yra mano 4 ratas. Taip. Išgirdo teisingai, iš 4 ratų mes žiūrim 4 ratą. Aš suprantu, kad jau dažniausiai mano 1 rato neįmanoma žiūrėti, kur aš daug jėgų turiu. Ir čia dabar mes turim 4 ratą žiūrėti, bet nieko aš nepakeisiu. Geriausias ratas yra 4 ratas. Jo, aš žinau, kaip jums atrodo. Suprantu, 1 minutė blynas ir čia yra greičiausias ratas, supraskit, kokie yra pirmi 3 ratai tada, jeigu 4 rate mes turim greičiausią ratą. Bet iš tikro, važiuojant 4 ratu, jau žinojau, kad kelsiu šitą, mes aptarinėsim tiksliau kitą vaizdo įrašą, nes tikrai geriausiai jaučiausi, labiausiai patiko, emociškai labiausiai buvau sutvirtėjęs ir rankų neskaudėjo, tikrai. 4 ratas man yra MVP ratas, tikrai. Kaip matote, trasa jau biški padžiūvus yra, motociklas irgi matosi biški padžiūvęs. Kaip iš motociklo galit suprasti, tai pirmi 3 ratai nebuvo patys geriausi man su balom, su tešlynais, bet dar turim 4 ratą, tai manau tas kardinaliai tikrai pasikeis. Taigi varžybų konceptas, 1 kartą tokį konceptą dalyvavom mes, tai turime 5 km MX trasos iššūkio, 5 km turim enduro trasos iššūkio ir tarp tų 2 turim tokią laiko zoną ir tokį kaip pravažiavimą. Tai tas pravažiavimas, sakau, tai gal kitiem pravažiavimas. Man tai ten pilnas iššūkių takelis toksai, kur visi ten gal čilindavo, aš ten kaip visada už gyvybę kovodavau. MX trasoje, nežinau, niekada, bet per visus 4 ratus nesijausdavau tikrai, kad gerai važiuoju, kad spaudžiu, tikrai stengiuosi, bet nežinau, kaip man tas veikia, kad realiai per to pervažiavimas gal mane įdrasina ir aš tam enduro iššūkį paskui jau, bent savo tikrai geriau jausdavausi. Bet MX trasa man ir buvo didelis iššūkis, nežinau, viskas man iššūkis, bet 3 ratus. 3 ratus mes per šitą balą važiavom viduriu. Ir 3 kartus jau buvau įsitikinęs, pasižiūrės, kad neužklimsim, kad viskas gerai, bet ne, 4 rate mes sugalvokim pakeisti trajektoriją, kurios net nereikėjo keisti ir įvažiuokim į medžius. Aš taip pačiai šitą medžiagą žiūriu 1 kartą kaip jūs, tai man, ne jūs vieni čia nervuoti stovit ir žiūrit, nes aš tai, man tai čia, aš žiūriu čia nesąmonė, yra didelė nesąmonė, ką jis čia išdarinėja. Čia, bevažiuojant šitus kalniukus, man labai norėjau pasižiūrėti, kaip profų juos įveikinėja. Aš ten biškį gaziuko, kol kylu duodu, paskui sankabą atleidžiu nusileisti ir gaziuko duodu, kylu nusileidžiu. Ir taip, bet kaip profai tai įveikinėja, kaip norėjau pamatyti, kaip greitai jie įvažiuoja į šitą, tai labai buvo įdomu, bet nieko nemačiau medžiagos, bet gal dar kažkur išlys. Trasą turim padžiūvusią stipriai. Per 1 ratą labai turėjom. 1 ratą labai buvo sunkus ratas, nes labai stiprus molynas. Iš vakaro turėjom tą didžiausią vėtrą prieš varžybas, kur čia stogus nunešė Kaune ir Kazlų Rūdoj. Tai jau mes buvom su mūsų jau nuo ryto nusiteikę, kad ta trasa tikrai bus. Bet su kiekvienu ratu jinai džiuvo ir vis smagiau jie buvo važiuoti. Nebe taip klydo tas galinis ratas ir priekinis, nes pirmus ratus tą posūkį darai, atrodo, kalsi blyną iš karto, viskas lysta baisu net posūkį daryti. Ar paskui įsidrasinom, aišku, ir trasa pradžiuvo, tai
žymiai lengviau buvo įveikinėti pačią trasą. Nu, čia žiūrint į tokį važiavimą, tu čia nepavadinsi, kad čia įveikinėjai pačią trasą. Tai aš nežinau. Čia, kaip čia pavadinti tą važiavimą. Kaip matote, pagaliau per šitiek laiko sugebėjau po 5 video atgaudyti tą tinkamą kameros padėtį. Aišku, ir linzę padėjo, pakeitėm linzę, tai matosi ir vairas, vaizdas, nu, pagaliau. Aišku, kaip eilinį kartą, pats vaizdo įrašas buvo testuojamas tik tai varžybų dieną. Nebuvo prieš tai testuojama, bet puikiai gavosi. Kaip supratau, šito varžybų konceptas yra toksai, kad kiekvienas važiuoja individualiai. Čia neturėtų nei tavęs kažkas lenkti, nei tu sutikti tuos kitus varžovus turėtum. Bet aš turbūt ne pagal savo laiką važiavau. Nes esmė būdavo, kad kiekvienas dalyvis gauna lapelį su savo laiku. Tai pavyzdžiui, mano startas, pats pirmas startas, buvo ten 6 startai skirtingose vietose su laiko žymom. Tai mano laikas buvo... Kaip taip, kas čia atsitiko, nahui, lygioj vietoj, ble? Eik tu, nahui. Nuotaikos neišregėtos, neišpasakytos. Pykstanas ant visko. Bet, kas kaltas? Pats žioplys. Tai gaudavom kiekvienas laiką, tai mano, pavyzdžiui, starto laikas buvo 12:20 ir aš tuo laiku turėjau startuoti. Kitam punkte turėjau startuoti, kaip pavyzdys, 12:40. Tai aš MX trasą įveikęs, kitam checkpointe galiu startuoti 12:40. Tai jeigu aš jį atvažiuoju pavėlavęs, pavyzdžiui, 6 minutėm, tai kitam checkpointe aš turiu prisidėti 6 minutės ir startuoti, pavyzdžiui, 12:06. Tai pirmam rate aš vėlavau tik 3 minutėm, tai dar prisidėjau aš tą laiką. Sako, tu jau kitam punkte, sako, jau išvažiuoji ten 13 valandą, sako, 13:03. Gerai. Ir po antram rate prie manęs atbėga admin racingas ir sako, kad mano laiko neskaičiuoja. Aš jau žinau, kad aš ir taip vėluoju. Sako, ar tu turi laiko? Sakau, o Jezu, aš čia to laikos turiu. Tai marės. Tai pasikeitėm dačiką ir nuo to dačiko pakeitimo aš jau nebegaudžiau laiko. Kiek aš čia vėluoju. Vienam punkte buvau paklausęs, kiek aš to laiko turiu, man neatsakė. Matyt, ne jam ir tavo laiko koreguoti. Tai ten pačiam man reikėjo pasižiūrėti, bet aš kažkaip, pasimečiau tam laikę labai. Tai aš paskui tiesiog atvažiuodavau ir lėkdavau tiesiog. Paduodu lapelį, man užrašo laiką ir aš jau nebežiūriu, kada man kiek čia prisidėto laiko. Tai kas pasekoje, važinėdavau su kitais varžovais, kas turbūt jiem nėra, bet aš labai stengiuosi jiem netrukdyti. Gal labai nepyksta. Jeigu kitą kartą, jau kitam antram etape, jau žinosiu, kaip reikia daryti, kaip su to laiku gaudytis, tai galimai vis tiek taip pačiai elgsiuosi, galimai, nes vėluosiu, tai ten aš ne po 2 minutės, vėl po 20 minučių ir man tikrai jau 20 minučių pridėti prie 12:20 jau man reikalai prasideda. Tai, patys suprantu. Bet jau čia pusė atpažįsta čia mūsų ūsų, jau čia, nes per visas varžybas, jeigu kažkas šone mėtosi, tai arba ūsas, arba aš. Tai jau jie tenais tik tai skiria iš aprangų, arba ten jeigu vienas aukštesnis ir didesnis, tai jau žino, kad aš, arba mažesnis ir trumpesnis, tai ūsas. Tai puikiai jie supranta, kas čia tokie yra ir ant mūsų tikrai nepyksta. Taigi pabaigėm MX trasą. Ir daug kas po MX trasos, jeigu tu, kas daug važiuoja ir aš kaip supratau, net girdėjau organizatoriai prieina, tai sako, šį kartą daugiau to laiko davėm, tai turėjo čia visi, sako, tilpti. ne per daugiausiai to laiko davėm. Tai kas spėdavo savo laikus, tai jie galėdavo nuvažiuoti prie mašinų, užsipilti kuro, pavalgyti, ten kokį 10 minučių pailsėti. Mes tokios prabangos neturėjom.
Mes tokios prabangos neturėjom, mes automatu iš karto lekiam į punktą, nes žinom, kad to laiko nėra. Tai toks pravažiavimas yra, čia jau daugiau tokių tiesiųjų, tai to greičio irgi daugiau jau biški naudojame. Tai gal kažkaip, kaip pagalvojus, kodėl enduro trasai gal biški greičiau važiavau, nežinau kaip per video atrodys, bet aš jaučiaus, kad man enduro iššūkis tai buvo kažkas tokio, aš ten galvodavau, kad aš ten skrendu. Tai galimai privedė šitą trasą, nes jinai tokių daug tiesiųjų turi, tai aš taip įsidrastindavau prie to greičio įsidrastindavau, tai, manyčiau, padėjo pats pervažiavimas man. Va, matote, po kairę pusę jau važiuoja, užklimpo, važiavo enduro iššūkį, dar mes link jo tik tai lekiam, bet, smėliukas, taip, kaip ir žinoma, tiesiai mums problemų važiuoti nereikia. Aišku, ir tai mes to gazo labiausiai neatsukam, bet, aš kaip lėkiu, tai aš nemeluoju, man raitoja tos akinius. Man jau baisu važiuot. Kaip anie dar lekia ir ten, mistika, galą užauksim kažkada, manau, kad užauksim, nes kiekvienas varžybas jau tikrai to greičio daugiau ir daugiau ir daugiau. Labai nuo pirmųjų ratų pastebėjau, kad ir trečiam rate ir ketvirtam jau biški daugiau stengdavau, bet daug sėdėjimo buvo. Blemba, vienintelis ant ko labiausiai visą laiką varžybų metu aš ant savęs pykau ir aš sąmoningai galvoju, žinau, kad aš, tu turi stovėti, aš bandau stotis, ir aš niekaip nežinau. Nei man tas kojas kerta, pirmus ratus tai jo, per rankas muša, bet paskui, ar iš to tingėjimo, aš to jėgų neturėjimo, nežinau, stovėt, nežinau, iššūkis buvo, kaip ir visa kita, bet neįsivaizduoju. Ir artėjom, čia pravažiavimas, bet man kiek sukėlė galvos skausmo va šitos etapą. Pirmą ratą ir ketvirtą aš įveikiau šitus ratus. Esmė, kad nusileidė, čia aš duodu ant galinio stabdžio ir tu turi iš karto duoti gazo, nes kitaip į kalną neužkilsi. Tai dabar užkilau, iš karto kitas ratas. Ir kitam kalne, tai aš trečiam rate ir antram rate, aš ten nukritau, tai jau man jau trasos teisėjas atėjo mane pakelt. Jau antiek aš ten buvau įsekęs, jau tas vėliavėlė numetęs, jau atbėga, kur taip matyti, jau trasos teisėjas kelia, jau mato tas tai beviltiškas. Tai va čia irgi turim porą bluperių, kaip čia jėgos dingo man į tą, kur matėt medį, į tą medį aš dar sugebėjau vienu momentu įsirėžti. Aš turėjau reikalų. Labai pačią trasą aš labai lengvai mokėdavau, aš skaitau tą trasą. Turiu omeny, leiskit man paaiškinti. Jeigu aš pamatau trasos teisėją su vėliava atvažiuojant, aš suprantu, kad tų trasos teisėjų bet kur nesodina. Reiškia, kažkoksai yra iššūkis, kažkokia vieta, kur teisėjai, organizatoriai numanė, kad turėtų tai būti kliučių, ar ten gali susižeisti, ar būti avarijų. Tai aš iš karto, aš pamatau trasos teisėją su ta vėliava ir aš jau suprantu, kad čia kažkas artėja, kad čia kažkas bus. Tai kiek yra trasoj tų teisėjų, tai turbūt nebuvo nei vieno, kuris to vėliavėlę nemojavo. Aš juos pamatau, aš jau galvoju kažką, tai esu gazų nesužaidžiu, tai kažką, jau jie ten dirba su tom vėliavėlėm. Vienas iš vis, aš mačiau atvažiavęs, tai antiek jisai užsikimarinęs, kad jisai jau pamiršęs. Turbūt tą dieną dar nebuvo mojavęs vėliavėlę. Ir aš atvažiuoju. Galvojat, aš jam leisiu be darbo sėdėti. Įdėjau blyną, jau dirba jisai su ta vėliavėlė. Aš visais pasirūpinu, tikrai visais pasirūpinu. Ir atvažiavam į pirmą checkpointą.
Taigi čia padodam savo greičio kortelę, jie savo knygų užsirašo kelintą tu laiką, kurią valandą atvažiavai ir pagal viską ten stovi laikrodis ir tu turi, pasiskaičiavęs pats, jeigu tu vėluoji arba jeigu nevėluoji, tai tiesiog būna, aš, pavyzdžiui, buvau izoliacinę juostą užsidėjęs skočą vadinamą ant savo maikės, tą maikę pasikeliu ir ten yra laikai surašyti, kada kokiam ruože aš turiu startuoti. Tai jeigu aš turiu minuso laiko, kurį aš turiu pats pasižiūrėti, jeigu vėluoju, tai ir tada įstartuoti. Tai aš čia jau kitą dalyką dariau. Aš tiesiog, kas eiliai stovi, visus praleidau, jie išvažiavo, kad jiem netrukdyčiau, aš paskui juos. Aš jau ten nieko nelaukdavau, jau aš tam laikę pasimetęs, net nežinau, ar aš turiu laukti, ar nebeturiu. Gal, labai negražiai čia iš tikrųjų, bet, tiesiog pasimetimas, žinokit, ant tiek tų jėgų nėra, ant tiek jau galva nedirba, visur tau tie nervai, tai tiesiog stengiasi savo važiuoti ir išgyventi tą trasą. Tiesiog finišas. Čia kaip Dakare. Sako, svarbu finišuoti. Tai mums kiekvienas varžybos svarbu finišuoti. Visas nefinišavo. Sandboxe aš nefinišavau. Čia kiekvienas varžybas tu net nežinai, kuris čia nefinišuos. Čia gyvenimo ir mirties varžybos. Kiekvienas yra. Kiekvienas. Death racingas. Oras pasitaisė, kraštovaizdis gražus. Labai priminė, kur dalyvavom Crazy Farme, organizuotose ten tokiose varžybose, tenais kaip ir ne varžybos, kaip ir komercinis toks renginys, bet labai smagu buvo. Irgi, sakau, mėgaujuosi 3-4 ratu, tai aš pilnumoj, euforijai. Ir vaizdai gražu atsiveria. Aišku, turbūt sako, tau čia ne vaizdais turi čia tu grožėtis, o tu daryk tą laiką čia. Nesąmonė nesigrožėjęs, bet žinau, kad iš tikrųjų labai stipriai jaučiu, kad važiuojant labai blaško, pavyzdžiui, sakau, visada teisėjus atkreipiu dėmesį. Atkreipiu, tik tai garsas man pasikeičia, aš jau jaučiu, kad man už nugaros važiuoja kažkas. Būna tokių momentų, kad aš kažkokį pransą į filmą pasineriu, tai tikrai gerai sekasi važiuoti. Bet tai ar koksai fotografas išlenda, ane? Ir tas fotografas jau mane išblaško. Ar tai kokie draugai sušaukia kriaušę varyk. Tai ką tu? Tai turi, žinai, tai nuotraukai, tai irgi, žinai, biškai paspaus. Tai kažkas paspaudžiu, tai blynas. Va taip ir prie draugų buvo. Draugai rėkia, ten mojuoja vėliavėlėm, aš jau tenais parčiuožiu ant pilvo pas juos tiesiai. Jo, tarp blaško, gerėja šitas dalykas, cross country etapuose labai stipriai viskas blaškydavo, dabar jau biškai stengiamės įeiti į tą tokį į transą, bet tarpo kol kas turim tų daug kas išmeta iš ritmo tikrai. Kokio ritmo? Aš net ritmo neturiu, bet ką turiu iš to išmeta, taip galima pasakyti. Dabar aš žiūriu, atrodo, galėčiau čia dėk, tikrai. Tiesioji yra dėk, bet ten keliukė, tokie yra įdubos. Ir aš kaip bijodavau, kad tas ratas priekinis man įkris. Baisiai bijodavau, bet nei kart neįkrito, nei kart neišmetė, bet vis tiek bijodavau spaust. Nežinau. To greičio bijojimas, atrodo, kaip ir to greičio nebijai, bet kaip ir bijai. Pirštai, kaip tie pirštai tą sankabą nori spausti, vis kilnoja tos pirštus. Dabar tai Ūsas buvo treniruoti ir jam būtinai atkreipė tai dėmesį. Sako, tu niekada tipo nelaikyk tų pirštų, tipo įmeti į bėgį ir viskas, nes sako, tu turi kontroliuoti vairą su pilnais kumščiais abiejose pusėse. Nes sako, tu pirštus laikiant tos sankabas, jau tas vairas jau bėga iš tavo rankų. Kontrolės neturiu. Tai lemba. Stengiausi, bet labai daug kartų videose pagaunu, kai tas pirštus dedu aš ant tos sankabos, dedu. Man jisai kai saugiklis, kad išvengčiau blogo dalyko, ar kritimo, ar kažko.
Nu ir finišavom. Finišavom pravažiavimą. Ir nelaukiant mes, va, kaip turi, net laikrodį nežiūri, iš karto į enduro iššūkį. Zin, va, prieš draugus, va, draugai mane, na, labą dieną, ačiū, kad atvyko. Nei kart nekritau, bet prie mano mašinos nei vieno draugo nebūdavo, jie per trasoj kažkur vaikščiodavo, o dabar aš atvažiavau ir matau, kad jie visi sėdi čia, žiūri, man įtampa, aš galvoju, va dabar dėsiu aš tą provežą, dėjau tą provežą ant pilvo, nu, atsivežiu draugus pažiūrėt, kaip ant pilvo čia žinai. Nu ir purvynai, nu va čia didžiausi purvynai buvo šitoj trasos. Tos kaitos pavaliau, ne, prieš tai buvo geriau. Jeigu jūs laukiat, kada čia ta 20 minučių kalbėta atkarpa geriausia enduro iššūkio, tai žinokit, aš ir dar jos laukiu. Posūkis sunkus. Aš stengdavausi tą posūkį, pamatau, parlėkiu, prisistabdau ir iš karto duoti gazo, nes aš bijau, nes va, kaip ir pirmai būdavo, arba per mažai galios ir drimbi, arba užstringi, užsikasi. O tai kainuoja daug jėgų, tai stengiausi, pamatau posūkį, tik kiek įmanoma prisilietinu ir dedu. Išblaškiu. Bet kas kaltas, kad ne savo laiku važiuoja? Aš kaltas, nu tai aišku. Tai čia jau negali pykt. O aš tuo momentu aš ant jų pykau? Nepykau aš ant jų, viskas gerai. Taigi ne savo laiku važiuoju. O čia raščiukas yra. Op. Ir va čia, kai šoku, man visą laiką galvodavau, kad tas... Nu aš... Kiti ten labai stipriai įsibėgė ir ten nušoka tą visą purvyną. Man tai, nu... Aš toksai atvažiuoju prisilietinės, tai man atrodo, kai tas priekinis ratas taip smigdo, aš galvoju versiu per tą priekį, tai aš nusileisdavau, stengdavausi duoti gazo, nu tai žinai, kai tu bėgių nemėtai visą trasą, tik su trečiu bėgiu važiuoji, tai kur tu čia turėsi to gazo. Kas irgi, nu vat irgi reikia išmokti. Visada prieš kiekvienas varžybas sakau, stovėk 9% ant to motociklo. Ir ant posūkių nusimesk, jeigu važiuoji trečių bėgių, nusimesk iki antro ant posūkio. Ar jeigu važiuoji ketvirtų, tai iki trečio dasimesk. Nu, mokinkis tą ant posūkio biškį mesti ir dugnais važiuoti. Tai, kaip matote, aš labai puikiai savęs klausau. Puikiai, iš tiesų. Kaip aš jeigu neduodu to greičio? Duodu. Gerai, taigi galima apibendrinti, kokius laikus turim, jeigu mes tokius turim. Tai mano asmeninis geriausias laikas MX trasoje buvo 9 minutės 32 sekundės. Uso buvo 9 minutės 4 sekundės. Enduro iššūkio 11 minučių 27 sekundės. Usos 40 minučių, bet jisai tiesiog, kad jo motociklas sugedo ir jisai tiesiog net finišavo enduro. Tai pirmos vietos, pavyzdžiui, nacionaliniam paėmė 6 minutės, tai Justas Škarskas numeriu 262 MX įveikė per 6 minutės 25 sekundės, enduro iššūkį per 7 minutės 44 sekundės. Nu tai skirtumas yra, nu stipriai yra, tikrai stipriai yra. Bendras laikas, va čia prasideda. Beveik visi bendras laikas buvo valanda ir 2 sekundės. Justas Šikarskas važiavo 5-9 minutės. Visus 4 ratus. Aš važiavau visus 4 ratus. Valandą ir 57 minutės. Tai skirtumas yra... Stipriai yra. Ką aš tą valandą veikiau? Nu, žinot, čia aš jums neatsakysiu. Aš pats nežinau, kur aš tą valandą padėjau. Nors startavau 12:20, baigiau
po 3 kažkiek. Tai tar valandą kažkur dingo, nes visas 3 valandas vos neištisai važiavau. Šitai kalniukai nuo kalno kai leidžios, aš kažkaip niekada atrodo, iš ko leidžios, tai atrodo negreitai ir aš juos įveiksiu. Bet kai jau tik tai prie pat tų kalniukų būna, suprantu, kad per dideliu greičiu atvažiuoju, tai ką aš ten pradedu, aš galvoju visą, kad užsimušiu, tai aš tiesiog jau kad stabdžiu, nespaus, kad nenusivers, tiesiog viską atleidžiu ir žiūrėsiu, kas bus. Nu tai ir nieko nebūdavo. Viskas gerai būdavo. Na tai šiaip dabar čia žiūrint, tu supranti, kodėl čia 2 valandas yra važiuota, ne? 4 ratus. O, čia irgi matau, kad vos neišlėkiau prie priekinį vairą. Ir geriausias čia ratas. Nepamirškit, kad čia geriausias ratas yra mano. Jūs nenorėtumėt pamatyti, kaip jau dviejų. Oi, sumėti. Provėžai šoku. Aš nežinau, ar kiti tai sklenda oro, aš nežinau, toks vaizdas, kad jiem neįtakoja tos provėžos. Jie ten ant to vieno rato, kai lekia, tas priekinis, aš net nežinau, kam jiem reikalingas tas priekinis ratas. Jie visur ant to galinio, va, duoda. Tai aš manau, jiem ten net neįtakoja tai. Aš tik grinai taikau provėžą. Aš ją pamatau, kurią noriu aš provėžą. Aš ją dedu ir meldžiuosi, kad jinai mane nukreips į tą trasos linkmę, kurią aš noriu, o ne ten, kur jinai sugalvos. Bet kol kas sekdavosi man tas, tikrai. Tai kaip ir matot, čia tas yra enduro iššūkis, kur sakiau, kur aš, jau gazų iš širdies daviau. Tai kaip matot, to gazo tai čia tikrai jūros marios. Man žiūriu, man vis tiek, aš tai savy ten matau to potencialo, man matos to greičio kičiu tikrai. Man pagerėjimas yra. Jum turbūt nėra, nes, aš čia dabar žiūrėčiau Uso video, tai jam ragas būtų. Sakyčiau, tavęs čia močiutė neatėjo, kad per perėją pervest. Nereikia tavęs tam. Va tokiam lygiai. Bet stengiamės. Šitą trasos teisėją aš pažįstu. Jis jau esu aš čia. Jis ant yra man mojavęs, ne kartą yra mojavęs. O čia kažkas gerai nusinešė su šniūrais įsis. Tai ko nespaudžiu? Į kalną tai spaudžiu. Kalną nebespaudžiu. Kaip tai veikia, nežinau. Ant sankabos, ant neutralaus bėgio baisu važiuoti. Mane nervina klausytą motociklo garsą, toksai bangom atleidžia. 922. O jis ne antrą kartą mane lenkia, kaip gali būti. Albonų klautas kažkur. Nebuvo, jie nekrenta. Anie tai nekrenta. Eilinį kartą atvažiavus į pit stopą, į aikštelę, pasižiūri, kaip kiti atrodo ir aš, skirtumas yra. Eik tu nahu, ble, taip gerai buvo. Eik tu nahu. Optimistas. Davai. Su optimizmu man niekada problemų nebūdavo. Sako, taip gerai sekės. Gar per ežerėlį. O, guli varlė.
Nu, kam čia reikėjo antrą kartą pavalyti? Ta pati bala, bet kita medžiaga. Dėl to, kad sugalvojau pavalyti kamerą, nes galvoju, kad jinai purvina. Tai yra 3 rato, kad tiesiog jums parodyti, kaip visa trasa toliau buvo. Tai dedu vaizdus iš 3 rato, nes 4 rato jau viskas, purvai ant veidų uždėti. Nu tai tam purvinė, kurią matėt, kai aš dėjau, tai mano visa pranga apie 40 kg toks vaizdas. Aš tą šalmą vos atplėšiau nuo purvo, nuo antiek, aš tenais visas. Rankenas pasiimu su pirštinėm, tai limpa, viskas. Bandau sukt gazą, praslysta rankos, ten aš visur tešlas. Sėdžiu ant tos sėdynės ir atsistoju ir jaučiu, kaip prilimpa ta sėdynė prie manęs. Nu, reikalai. Nu ir ką, finišo tiesioji. Padangų iššūkis. O, tai aišku, tarp čia žmonės. Man reikėtų, kad nieko žmonių nebūtų. Jie mane žiūri, aš čia drygintis pradedu. Aš įsigastų, man baisu ir aš nesąmonės pradedu daryti. Aš jau va čia susinervinau. Jau pradedu eiti, tiesiog duodu gazų ir einu. Kaip nenuneša dar manęs. Ir enduro iššūkis baigėsi. Pereinam prie blūperių. Pirmas ratas. Motociklas švarus, pirmas ratas. Iš posūkio atvažiavau be greičio. Visiškai be greičio atvažiavau. Kaip pirmą trasą apsižiūrėjau, man visada su kalnais būna problema. Nes aš nežinau, kur kas ten turi vest. Tai aš ateinu be greičio, kalnas, o jau viskas laiko nebėra. Irgi pirmas ratas. Iš tikro gan skaudus. Nu, kažkaip netikėjau, kad toks apačioj nukirtimas yra. Aš galvoju, taip prašoksiu ir viskas. Čia irgi per žiūrovus viskas. Iš tikrųjų per žiūrovus. Irgi susidriginu. Aišku, lengviau visus apkaltinti negu save. Nu, čia kur ir pasakojau. Čia yra antras ratas. Varlytė vėl gulėjimas. Už mano nugaras softas stovi. Ūsas parvažiuoja, ūsau rodai, spaudi. Sako, vienetą nemoka, jau vienetą pakėlė. O čia man viskas. Jėgų nėra. Softo vairuotojas man ateina padėti. Pagalbos reikdavo? Ne, jau, be pagalbos, ranką palūžo. O, aš tu na. Supratau. Beik veiksmų gan. O man tai buvo. Vadisai, nu, čia pasiūlo iš naujo važiuoti, bet aš nenoriu iš naujo važiuoti. Aš žinau, kad aš neįveiksiu to kalno iš naujo. Aš jums sakau, gal tau padėti ir galvoju, jeigu jisai dabar sakys jo, padėti, nu tai man varžybos baigėsi. Aš daugiau neišvažiuosiu iš to kalno. Ir sako, nereikia. Ai, nu tai nereikia, galvoju, žinai. Nu, kaip ir sakiau. Berniukas šitas, jisai mane pažinojo. Aš čia tų blynų prisidariau, tai... Čia antro rato. Bet antram rate, bet pirmą kartą važiuojant šitą trasą. Nes pirmam rate mes praleidom enduro iššūkį, nes tiesiog neradom kur įvažiuoti. Tai čia man buvo antras ratas, bet pirmas enduro iššūkis. Tai irgi toks trasos apsižiūrėjimas. Vartausi, kai kodletas. Nebepakeliu aš to motociklo jau. Nu, pirmi 2 ratai, aš jums kaip ir sakiau, nu kažkas baisaus. Nu, sėdžiu va. Palaikymas. Nu ir iš karto, va. Imam už motociklo ir važiuojam. Čia su jūsų kartu sugalvom 3 ratą važiuoti. Jis manęs atsiprašinėja. Nu ne jo kaltė čia. Aš kaltas, kad užgesau. Bet
jis atsiprašė tik dėl to, kad jisai žino mano būdą, jis žinojo, kad aš jį užmušt noriu. Jis tikrai galvojo, kad aš jį užmušt noriu. Bet iš tikrųjų, kai nukritau, aš jau ant tiek morališkai čia tam antram, ne, čia trečias ratas buvo, bet tiek prisivarčiau, kad aš morališkai buvau palūžęs. Tai tiesiog man jau dzin buvo. Ar perį, ne perį, nors tikrai ne perį. Nu. Suka, nebeturiu jėgų neišlaiko šio. Suka, na. Blet. Blet, gerai važiavęs visą. Eik tu, na. Viskas gerai. Nebėg, servus smagumą. Maladės. Nervina, kad netobulėjau. Čia tiesiog norėjau parodyti, kokį nuostabų kolegą turiu. Jis mane visada motyvuoja ir tuo pačiu į balą numeta. Nu, plaukiu va, ežerėlį aš per jį. Nežinau, išgazdinus mane. Ar ką, bet nu... Visas. Įdėjau niurką, nu... Iš tikrųjų galvojau, vienintelis momentas buvo, kad galvojau, kad prigėrė motociklas. Aišku, paskui supratau, kad ne ant tos pusės krito. Bet galvojau viskas. Prisiparkavau va. Jau trasos teisėjas tolumoj atvaro padėt man. Jau matė, turbūt, jau supranta, čia tas, kur 3 ratus. 3 ratus pats kėlė, dabar sako, jau reikia padėti. Pamatė praeitą kartą, kad softui reikėjo padėti. Ir va, ar stovi, sako. Galvoja, kad pagalbos nebereikės, ne, bet aš vėl mocą numečiau, va. Jau atėjo padėti. Ačiū. Bent man daugumas nedingęs. Kaip tai? Tai gerai, va. Manau, išvažiuosim. Ačiū labai trasos teisėjam. Čia neįsivaizduoju, kas buvo. Man toks vaizdas, kada sugebėjau į laisvą bėgį mest. Jau greitai! Va. Čia viskas, čia 4 rato pabaiga yra, čia po to purvyno, kur medžiagos netekom ir aš va ar to pačiu čia blynų prisidariau. Baisu, tikrai baisu. Ūsas, Ūsas sakė, kad jisai vienetą išmoko, nu tai, bet matomai ne ant to rato. Ūselis irgi, tai straglina irgi daug kur va su tojus, bet jisai galingas žmogus yra, galingas, kelia tą motociklą. Mažiuks, dar į padangą įkrito iš viso mažiuks, tai kiek jam to ūgio tą motociklą įsitraukti? Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną, Ūsai, kaip jums sekėsi, Ūsai? Aš, bet kaip tau sekėsi čia? Balai kritai ar kas atsitiko? Visi iš manęs juokėsi. Gerai atrodai, šiaip tau tinka. Visi iš manęs juokėsi. Pelkių Sako, biški berniukas. nugarą, nepurvina. Nugara? Kur čia nugara, kur priekis, aš nesuprantu jau. Aš nežinau, nu, tu neįsivaizduoji. Nu, ir smagiausias, ir sunkiausias varžybos mano gyvenime turbūt. Man irgi, aš tau pritariu, man irgi žiauriai smagu buvo, iki kol nesulūžo motociklas. Jo, tai kaip papasako, kas tau buvo, tu nebaigė, ne? Nebaigiau. Jo, vienas nebaigė. Trečiam rate, 2 kartu važiavom, jau nesvarbu, tos taisyklės buvo, ten laikai, dar kažką, tiesiog, kad smagiai pažvengti viens iš kito, kad pakonkuruoti, tą turėti vis tiek panašiai lygiai važiuojam, sakyčiau, ir trūko grandinė. Važiuojant, tiesiog. Apsilankstė aplink, čia dedam nuotrauką, kaip atrodo dabar, arba vaizdo įrašą. Va čia va. Žiūrėk,
Kai kebabą pabudu paimam. Kai kebabą. Kai tas video yra kur ta. Taip atrodo dabar žvaigždė ar grandinė. Tiesiog lygioj vietoj, va. Kodėl trūko, nežinau. Kodėl aš tą giliai? Tai va. O kaip tau, man, tai tau pradžiai sunkiai sekėsi, bet paskui įsivažiavai, ne? Ten tą 3 ratą, 4 jau gerai variai. Nu, kažkokia anomalija man yra. Iš tikrųjų, anomalija, kaip ir mes visur treniravomės ir kažkur skiriam laiko bent pusę dienos ir ant galo dienos pradeda ar nuo to nuovargio. Nu, paskutinius 4 ratai buvo iš viso, tai paskutinius 2 ratus važiavau taip, kaip turėčiau pirmus 2 važiuoti ir pavargęs buvau, o pirmus 2 važiavau taip, kaip paskutinius turėčiau ir pavargęs buvau, kaip turėčiau būti 3, 4. Ką noriu pasakyti, nu, kad tipo 3, 4 viskas, nesipampuoja rankos, greičiai visai kitokie, pasitikė, atrodo toksai atsipalaidavau visas, važiuoju. Pirmi 2 ratai, nu kosmosas, kerta, nieko nepadarai, ar jis tas įsitempia, nu neįsivaizduoju. Jau net atvažiavau čia, sakau, dar 3 važiuoju ir 4 ratų nebevažiuosiu, metu, nu tipo... Jo, atsimenu, kaip tą sakė. Jo, nes, nu, ta prasme, ant tiek skaudant, tiek jėgų nėra, kad ragas. Išvažiavau su taim 3 ratą, mes kartu startavom, ir, nu, kad ir kritau, kad ir tenais ir molynus kritau. Bet, nu, taip gerai prasivažiavau. Čia va išvažiavau į tą enduro iššūkį tą. Nu, belia kaip. Ir tą gazą spaudžiu, 3 jaučiu, kad jau aukštom apsukom lėkiu, moco garsas pasikeičia. Tai, nu, sakau, nežinau, anomalija. 3, 4 atrodo, kai turėčiau būti jau nusikalęs maks, tai kaip tik geriausią važiavimą darau. Aišku, MX trasoje vis tiek, kad ir geriausią važiavimus dariau 3, 4 rate, tu vis tiek, nu, nebaigiai, bet tai padarai geresnį laiką, mačiau, negu aš vis tiek 30 sekundžių kažkuriam rate, tik nežinau, kuriam tar. Nu, pasisekė tiesiog. Jo. O šiaip, jo, tas gal, ką aš atradau šiuose varžybose, kad greitis jisai gelbėja. Reikia priprasti gal prie to greičio, kuo lėčiau važiuoji, to sunkiau, ten gazą užspaudimo, motociklas mėtosi, važiuojasi kuo puikiausiai. Tai jeigu dar greičiau turbūt važiuotum, nu, bet jau veikia kitos baimės. Aišku, tradiciškai pirmam rate, pačioj pradžioj blynas į balą. Labai, nu, visai kitoks yra konceptas varžybų. Tai mes iš MX trasos apvažiavę, turėjom pervažimą iki kito punkto, tada turėjom pro va čia grįžinėti ir sukti va šitą trasą. Tai pirmam rate mes nu, tipo, nenuvažiavom. Ūsas iš vis kažkaip grįžo trasa, enduro, bet neturėjai tu grįžti. Aš žinau, kur prasimečiau ten, kai MX trasą išvažiuoja ir varai tą apvažiavimą, tiesiai varai. O aš ten iškart į kairę nusukau. Okay. Ir ten buvo toksai dėdas ir jisai man rodo ten važiuoti, aš ten ir nuvažiavau, pasirodo, čia jau kažkur atkarpą enduro trasą nuvažiavau. Jo, tai mane suklaidino, ne aš kaltas. Tai va, pirmo rato visiškai. Nu visiškai. Taip po pusę pramazinom. Jo, pramazinom abudu. Pramazinom testą, jo. Nes Ūsą paleido 15 minučių vėliau, aš važiavau visą, praleidau enduro ratą ir Ūsas atvažiavo, sako, viską pavažiavau. Aš gau praleidau visą trasą, viską, pusę trasos praleidau, Ūsas vis tiek 15 minučių atgaudė mane. Gau, kaip čia, žinai. Ir paskui antram rate tik pravažiavau 2 ratą, atbėga pas mane admin reisingas, sako, nefiksuoja tavo dačikas tipo lenktynių. Nu, tipo, nuo 1 rato nefiksuoja tavo laiko visiškai. Tai irgi stojau, nors dar, nu, aš visada į minusą, nespėdavau laiku savo niekada. Tai jau sako, jeigu dar turi laiko, tai sako, varyk, žinau, kad neturi laiko, bet variau tą dačiką pasikeičiau, dar irgi duoda dačiką, sako, va, imk specialiai, dar 5-5 davė, žinai. Irgi laiko praradau, žinai, tai kainavo man laiko, bet, neapsikrovau visiškai, dar iš tikrųjų laiko, bet... Aš irgi, žinok, laikais pradžiai dar galvojau kažką, nes nesupratau, tikrai, nuoširdžiai sakau, nesupratau čia tų taisyklių. Paskui jau, kai pradedu pagauti, jau kur važiuoti tos laikus, jau tada jau taip važiuoju, tai čia nieko nepakeisti ir kontrolinėse punktuose sustoju, pasižymę, išvažiuoju net. Kiek čia tau laiko? Ai, nesvarbu, ir važiuoju. Jo. Šiaip tai paskui tai važiuojant stiprus progresas, nežinau, gal jums nesimatys, bet paskui tai važiuoja irgi smaugiai, tenai stengiasi, matau tą posūkį, kad ir slysta, bet jau nebijom ir slysti, nes dažnai būdavo taip, kad tu slysti, mocas pradeda krist ir mes jį numetam žemyn, nes mes įsigasam, kad krisim, o dabar ne. Ir visada, pavyzdžiui, su gazu važiuojam iš šono. Visada duodu gazą. Na, aišku, būna per daug ar kažką ne to padarai, nuslysti, numeti. Provežas numeti, bet... Jo, aš manau, kad, bent jau mano, kai tą 3 ratą važiavam, sakai, tau prastai sekasi ir galvoju, blema, tau čia prastai sekasi, o čia aš jaučiuosi kaip tik patobulės, kad viskas lengviau, geriau.
Ir tipo vienodai važiuojam, žinai, tipo, tai pasiekiau tavo lygį prastą, žinai, ir aš jau džiaugiuosi, žinai, savim. Ne, smagu. Bet šiaip smagiausias ir geriausias mano važiavimas. Jo, bent iš jau. tikro. Man sakau, kas smagu, kad nepasidėjau po antro rato ir trečią išvažiavau ir man nuo trečio rato viskas keitėsi. Trečias, ketvirtas. Ir džempus, jo, su džempais, čia būdų tokių džempukų, žinai, kur matydavau profilį. Duobės tokios, Jo, ane, tokios, kalniukai tai aš, pavyzdžiui, tokie. pasiimu ir išeidavau jau ant paskutinio rato net pašokinėti ir ant MX pašokau tokių, kur vum. Nu, tie mažiukai tokie vum. Nes kitur ant tiek nukaldavau, kad bijodavau tą daryti. Ir žinai, mes va tai, nu, tokį taip važiuom. Tai irgi taip gau, irgi ketvirtam rate. Po 3 valandų geriau suvažiavau, geriau pašokinėjau, negu turėjau pirmam rate šokinėti. Nu, reikia važiuoti, Sendi, reikia važiuoti, tas ir yra. Nes aš irgi ateinu, kiekvieną kartą užlipus ant motociklą, tas pats, kas pirmą kartą. Lygiai, čia irgi buvo neišimtis, nu, tipo, nusiemu tą mosą, reiks jas važiuoti ir toksai... Nu, jo. Tuk. Nu, jo. Paskui įsivažiuoji, drąsiau būna. Daryk, ką nori, jau. Daryk, ką nori, atėjai, užlipai ir kaip pirmą kartą ant motociklo. Bet reikia jo, nebijot to gazo spausti, reikia greičio. Už to gal tas cross country ir yra toksai, ten 60 minučių važiavimas ir mes po šito 60 minučių gal tik pradedam važiuoti, va kai ir dabar, žinai, mums prireikia valandos, kad pradėtume važiuoti. Tai žiauriai fainai, aišku, laukia turbūt tvarkymų, tai aš nežinau, jau vienu momentu ant tiek kritau, grinai ant pelkės tas motociklas nukrito, aišku, greit atkėliau, nu kiek tas greit su jėgom, žinai. Tai jau galvoju, dabar užkursiu, ten vandens pribėgo, žinai, užkals. Ai, koks skirtumas, galvo kals, tai remontuosim. Tai vėl turim, nežinau, kada varžybos, man atrodo, dabar atimiausias varžybos ar cross country ar enduro čempionato. Aišku, kažkurios varžybos parašysim vėliau, tai neaiški data turėtų galbūt. Tai tik tai 8 mėnesį artimiausias. Tai mes kažkaip tą bandysim gepą, gal net pabandysim vieną kartą nuvažiuoti, nusipirkti licenzijas į crosso varžybas. Į motocrosso varžybas. Tai trasai. Tai nu, mane tai gazdina, bet gerai. Gazdina, aš irgi galvoju, kad tai labai blogai, bet nu pasibandymui, žinai. Tai bandysim gal kokią treniruotės video padaryti, bet su tokiu kažkokiu idėju, nes šiaip, kad tiesiog kažką... Tai nežinau, tar turbūt ilgas pakavimas laukia, o Uso mocas dabar yra laukuose. Kai nutrūko lenciūgas, užkirto visą žvaigždės, ratas nesisko, neina jo parvaryti. Tai laukiam dabar, kol organizatoriai nuvažiuos ir atveš mum motociklą. Jo, greitėjom. O ką su greičiu, su rizika, tuo pačiu ir didesnės traumas. Tai va irgi keliai dabar sunku padėti, skauda, nors atrodo, kad neskaudėjo, bet dabar atsipalaidavo biškai, tai jaučiu, kad skauda. Nu, linkim tau pagyti. Bet maladės, Usas, maladės. Maladės, mantelis, gerai pavarėm. Svarbu nepasiduoti. Svarbu nepasiduoti. Užskaitau, rekomenduoju. Kol kas visas varžybas šiaip rekomenduoju. Visas važiuokit, tiesiog važiuokit. Svarbu važiuoti, jo, svarbu važiuoti. Mes tokiu principu ir tobulėjom. Tiesiog svarbu važiuoti, kiekvienas važiavimas duoda įgūdį, patirtį ir vis kažką naujo išmokstam. Tai seniukai. Susimatysim, kada susimatysim, ne? Einam vaduoti Uso motociklą, kuris kažkur trasoj. Uso lenciūgas nukrito ir jis atidavė laukiniai gamtai tą motociklą. Pažiūrėk į grandinę, galinę. Tai jau čia išsitraukti reikia. Pralaikyk. Tu pažiūrėk, galinį kadrą. Kodėl aš tokių vabaliukų daug? O, ble, seni. Tai čia jinai netrūko, išsimetė jinai čia. Jinai nukrito. Nukrito. Arba sulūžo, trenkiai šitą. Žvaigždė tai gera, ta grandinė tai gera. Nu jo, įtempta. Kaip? Gal užtrūksite tiep kiek? A, nežinau. Aik tu načar, tai kaip taip? Nu nežinau, nu ką. Nu. Davai. Guldytai guldom, bet viskas. Priekį paikės, nes prie Indrėm neport. Gerai. Ai, kaip žiauriai. Nu, čia tai gal nieko to. Ne, ten, manau, tai dzinu. Kalba.
Pargrįžom namučių. Šitą video filmuoju po paros, jau kai grįžom namo. Biški damage reportai parėjo didesni. Tai ūso žalos žymiai didesnės, žymiai brangesnės. Ten viskas pasibaisu, mes galvom, kad numetė grandinę. Nenumetė grandinę, kad trūko grandinė ir kažkaip tiesiog žvaigždė visą sulankstė. Nu, tokia informacija atėjo man iš jo. Jisai pats nelabai gilinosi. Nuvažiavus į vietą, pamatėm, kad grandinė netrūkus. Grandinė kaip ir ciela, bet visa žvaigždė yra sulamdyta. Tai negana to, žvaigždė sulamdyta, stebulė rato su išdaužta skylė, pats rėmas, galinė šakė visa subraižyta, tenais iškapota, tai nežinau, ten gal viso galinės šakės nereikės keisti, tenais tiesiog reikės gal pašveisti, kad ten tokie baisos vietos nebūtų, nes gali tenais susipjausyti. Dėl ko numetė grandinę jam, neaišku tikrai. Gal jisai buvo neprisiveržęs grandinės, gal nesusivaržęs. Nu, čia jau nieks nepasakys. Man jisai važiuoja, viskas yra gerai, tai aš manau, kad jisai sveikas. Garsų jokių neskleidžia ir žiūriu, šakė parasojus, biški pabėgus, tai susinervinau. Neslėpsiu, tikrai susinervinau. Antras kartas tik išvažiuotas, kai šakės perinktos ir jinai bėga vėl. Strepus nuėmiau, tai nebebėgo, tai galimai tenais kažkas įstrigė yra. Tai dabar visą šakį įsivaliau, tarp pačių tų daskoverių vadinamų, nežinau kaip lietuviškai, daskoverių dar nevaliau, važiuosiu, susipirksiu viską, ką reikia, tą turbūt peiliuką pasimsiu, nes ten kažkas tiesiog įstrigė, reikia prasukti, išvalyti, kas yra ir man atrodo bus viskas gerai. Tikiuosi, kad taip yra, o ne kas 2 važiavimus reikės šakės man perinkinėti, nes, nu, tai kainuoja pinigėlius, o aš pinigėlių nelabai gal. Tai, nu, kas antras varžybas, ne, tiek aš neturiu. Gerai, varžybos. Vienas smagiausios varžybų, crazy farmą turėjom, kur sakėm, o čia geriausias, smagiausias, bet ten, nu, tiesiosiom važinėjom. Čia dirbt. Jau mes atvažiavę prie finišo sūsų, mus belekai pykino, mes va šiandien irgi kartu, kad aš dar jam pasakiau, sakau, kad nu ragas, aš kol laukiau pirmo starto, belekai pykino, profus paleidinėja po 2, matai, kaip jie išlėkė dugnais ir iškart pirmas šuolis, jie neapšilė, nei nieko, va, peršoko jisai tą trampliną. Galvoju, nu čia bus, nes organizmas turbūt suprato, ko čia reikia laukti, kad čia bus belekaip sunku, nu ir belekaip sunku buvo. Aišku, bevažiuojant, trasa džiuvo, vis lengviau gan galima sakyti, tai buvo važiuoti, bet ką aš tam purvynuose prisidrapščiau ant pilvo, ant šono, nukrentu į purvą, tai aš jaučiu, kad mano visa apranga 20 kg sunkesnė pasidaro iš karto. Antram rate sakiau, kad viskas draugam, kurie buvo atvažiavę, vieną ratą dar pravažiuoju, 4 nevažiuosiu, viskas. Jau matau, kad ragas, antiek sunkus buvo antras ratas, antiek daug feilinau, daug kritau, kad sakiau, kad viskas. Sakau, dar vieną važiuoju ir viskas. Ir ūsas pametė savo lapuką greičio, viską. Sako, startuosiu su tavim, nežiūrėsiu, kada mums ten tas laikas reikia startuoti iš to finišo. Aš jau irgi kažkaip pasimetęs, kiek tenais laiko reikia pridėti man prie mano laiko, kad aš galėčiau startuoti 9 valandą, jau ten vis, nu, pasimetimas pirmą kartą tokiam dalyke. Bet taip gerai, taip pirmą kartą važiavau, turbūt varžybose, kur mėgaujasi varžybom. Važiuodamas, tarni varžybos nepasibaigęs, bet mėgaujasi važiavimu. Jaučiu, kad iš motociklo garso pasikeitęs jau yra tas važiavimas, kad daugiau apsukų laikau jau. Aišku, to pasiekoje buvo per daug pasitikima, per daug greičio. Tie kritimai buvo tokie tikrai žymiai skausmingesni ir jau net matydavau, kaip varau į proveržą, matau pagal vairo padėtį, kad jau netai padėtis vairo ir va dabar galvoju, bus ragas. Tai taip ir būdavo, tik tai bamt. Turbūt nuo to smūgio užsimerkiu, bet atsimerkiu tamsu vis tiek. O kad ten molio, vat kalnai molio ant šalmo pridėta, tai trasa šlapia. Slidinėjom irgi, ką biškį išmokom, kad supratom, kad motociklas nebūtinai turi nukrist, kai slysta, kad duodi gazo. Tai manau ir važiavimas toksai būdo, aš tik taip važiavau posūkį, atvarau posūkį, biškį prisilietinu ir jau dedu to gazą ir biškį gal duodu to pasitikėjimų provežai, galvoju, proveža mane ištrauks. Tai dažniausiai taip kalasi pekinis ratas į tą provežą mane ir tą padaro posūkį. Ne aš padarau, o proveža padaro man posūkį ir aš taip laikydavausi. Aišku,
paskutinio rato, paskutiniam rate lekiant tą patį dariau, bet tenais tokia kaip dobėj buvo. Nu tai kaip šveitė, tai šveitė. Labai smagiai susivartyta buvo. Po nuo motociklo pradėjau vaikščioti, atsipalaidavo kūnas, tai nebelaikė kairė koja, kai motociklas ant jos užkrito, tai dėdavau, tai jau šlubavau, bet paskui vakarą kažkaip išgyjau. Dabar kada pasimatysim? Dabar planai mūsų labai neaiškus yra. Aišku, mes į visus cross country važiuosim, visus enduro čempionatus važiuosim, bet tik tiek po kol kas kokios datos yra, tai jos visos yra tik 8-9 mėnesį. Tarp šitų mėnesių mes neturim nieko. Labai didelį tokį, vėl turim didelį tarpą, kur važiuoti, bet pamatėm, kad yra motokroso varžybos. Tai Selijos kapas, man atrodo, ir Lietuvos motokroso. Tai galvojam, gali motokrosą lėkti į trasą. Ten už pradedančiuosius tiesiog atvažiuot, kad kažkur kažką veikti. Gal tos pačios trasos mus labai negundo, nes mes nei prašokt mokam, nei ten tą vienetą iškelti, kad prasišokdinti. Tai nežinau, bandysim kažką, aišku, dar turi 8 mėnesį yra enduro čempo 3 etapas, o 2 etapas nenurodyta data, tai dar dėl šito neaišku, gal kažkur atsiras greitų metų kažkur kokio poros savaičių, tai gal kažkur važiuosim. Bet kažkada pasimatysim. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskit like, subscribe, pakomentuokit, kaip blogai važiuojam, pakomentuokit, jeigu gerai važiuojam, jeigu nepatobulėjom, pasakykit, kad esam lievi. Žodžiu, pakomentuokit, mums tai padės ir ką, susimatom kažkur į šeštadienį, ką viso. Opa!